Oi, tai ačiū nuostabiem Ukmergės krašto muzikantam. Dėkojam, dar paplokit. Oi, kaip čia smagu. Tai sveiki, mėlieji žmonės. Aš taip norėdavau visą laiką patekti į angelų sargų kermošių ir vis nespėjau. Tai celį duokiai, tep? Atep, ar tep? Tep garsiai rėkit visi. O, lyduokiai, sveiki, lyduokiai. Nu tai va, sesulą tave ir atvedžiau, žinok tu, ir angelų, ir bulvių, ir visokių gamtos gerybių cerasi, kad ruomus rudenį taip gražiai žemelai apdovanoja ir apipila. Iš tikrųjų, kiekviena daržovė ar vaisius tai turi labai ilgą kelią ir sunkų kelią. Bet šiandien susirinkom iš tikrųjų į puikią šventę pasikalbėti apie tai, koks buvo šiais metais derlius, pabendrauti, padraugauti ir pasikalbėti, manau. Tai tikrai sakė vieną sakinį, tai aš jau pasakysiu gal 15 jų, tikriausiai ilgai nekalbėsiu, nes tikrai nemėgstu ilgai kalbėti, tai noriu visiems palinkėti. Labai gražios šventės, o svarbiausia, ko mums dabar reikia? Taikios padangės. Tai ačiū jum ir gražios šventės. Svagūną, vada tokia nematė. O, pažiūrėkit. Va, ir šitus svagūnus yra užaugęs Šešuolių krašte ir jisai sveria 800 gramų. Taigi, Šešuolių seniūnė, sveikinam. Pasižiūrėkit, kokie burokai užaugia. A kur? Čia pas jūs, Lyduokių krašte. Ir žinokit, šitus burokus sveria 3 kilogramus ir 350 gramų. Valio Lyduokių seniūnijai. Su visom šaknim, su papildomais lapais, savo dar žemės apklijuokit. Nu, bet tai kur darysi?
Tai va šitus kopūstus yra užaugintas Taujėnuose ir jisai sveria 4 kilogramus ir 200 gramų. Valio Taujėnam! Nugalėtoja, kuri užauginta Taujėnų krašte ir sveria kilogramą ir 90 gramų. Valio! Nu, jeigu būtų gražiausios daržovės konkursas, tai neabejotinai šitą morką taptų karalienė. Pažiūrėkit, ne tik kad sunki, bet dar ir graži. Kažkas matė, kad čia kaip ir špygų kažkas nori parodyti. Kažkas gal čia kaip ir rankelą pamojuoti. Šita morka yra užaugusi Siesikų krašte ir jinai sveria kilogramą 250 gramų. Va. Sunkiausias moliūgas yra užaugęs. Ir ne Vydiškiuose, o Pabaiske ir jisai sveria 60 kilogramų. Ir man visai nesvarbu, meras tu ar taksistas, Dievas tavo Krišna, ar tavo šlovardo listas. Aš šiandieną matau tiek laimingų žmonių, tai kodėl nepabandžius mums dainuoti kartu. Tai visi vakarėlį, ir liūdnystės vakarėlį. Hei, berniukai ir mergytės, susikimusios rankytės. Hei, visi vakarėlį, ir liūdnystės vakarėlį. Hei, berniukai ir mergytės, aš susikimusios rankytės. Na, dabar pasižiūrėkime, ko iš jūsų čia yra daugiau, ar vyrukų, ar merginų. Draugai atsiliepkite.